Važiuojam va su Irmantu į mano kaimuką, dirbsim ties mano projektu Ančių peryklos. Aišku, pagal orą matosi, kad nelabai bus ledo, tai bus labai įdomu. Ir va su savim pasiėmiau Tarpteko cikloną 325. Tai va irgi bandysim su juo šiandien po viskam dar ir pamedžiot ir pasižiūrėti, ką jisai gero rodo. Na, o čia galima matyti, kaip atrodo stirnos. Įvairių spalvų parinktis. Kai paskui pasižiūrėsim, galima jas ir išjungti. Ta raudoną spalvą galima išjungti, čia jau išjungta. Vertinimas, kaip matot, nuo 1, čia labai arti fokusuojasi, o čia jau prie projekto stebim. Čia stirnos buvo. Kaip matot, vaizdas visai geras ir detalus. Dairantis į šonus vaizdas neatsilieka, tai pakankamai įdomu visai. Čia matom jau mano Ančių peryklas. Čia 3 jos jau matosi. Na, o čia galima pasižiūrėti, kaip meniu junginėjasi. Tai pereiti per punktus, kas įsijungia, kas išsijungia. Yra ir įdomių dalykų, pavyzdžiui, logotipas. Čia einama į submeniu, kur galima išsirinkti irgi tas spalvos, kaip minėjau. Paletės. Kaip matot, galima jas išjungti, jungti pagal savo pageidavimą. Taip pat galima matyti kaip ir matuoklį dirbtinio intelekto. Pikselius galima susitvarkyti. Kaip matot, funkcijų tikrai netrūksta. Dar kartelį pasižiūrim. Ir netgi galima pačiame termovizoriuje peržiūrinėti vaizdą. Na, o čia matome bebrą, vieną iš tų, kuris buvo vėliau sumedžiotas. Čia netgi porelė. Na, štai jie sumedžioti buvo. Nors medžiojant pas save plotuose ir nematėm šernų, bet jau keliaujant namo, tiesiog išsitraukiam termovizorių pasižiūrėti, kas vyksta pas kaimynus ir pamatėm šernus ir nepraleidom progos paskaičiuoti jų ūkį, pasižiūrėti, koks atstumas ir pasigrožėję tiesiog keliavom tolyn. Ne, o čia vaizdas vos iš 30 metrų, 27-30 metrų. Antai, geras. Ką čia turim? Turim šernienos rūkytų lašinukų, tai va, svogūnėlis, agurkėliai, duonytę, prisėdom pavalgyti. Ne, ką kišenėj tu? Aha, čia tokį daikčiuką, kaip ir sakiau, mažiukas, Tarptekas ciklonas 325. Išėjom pasivaikščiot, sakau, oi, jeigu pasiklysim,
bus smagu grįžti. O šiaip tai iš tikrųjų visur tasausi šitą reikalą, nes jisai toks mažiukas, kad kuo puikiausiai terpa į kišenę. Praktiškai į džinsų kišenę galima įsidėti. Bet jau reikės jį atiduoti iš tikrųjų. Jau pažaidžiau, pažiūrėjau, tikrai geras daiktas ir buvom ir bebrų medžiokliai su hantuoti, ramiai tai gausiai. Buvom ir bebrų medžiokliai, ir šernų buvom medžiokliai, tik šernų nematėm. Statėm antim peryklas irgi ir paskui žiūrėjom, kaip gerai matosi. Tai iš tikrųjų reikalas geras tuom, kad labai mažas, labai visur gali įsidėti ir akumuliatorius 10 valandų tikrai laiko. Ir kai palieki jį įjungtą, iš tikrųjų nepergyveni, kad jisai įsijungs ir kad batareika pasibaigs per vieną medžioklį. Tai va, kaip ir sakiau, gaila, bet jį tenka jau atiduoti atstovui, o atstovas yra termtechoutdoor.lt ir šitą galite pas juos rasti, įsigyti ir džiaugtis.